Man buvo taip baisu, kai tu buvai ligoninėje. Bet tu jau pasveikai ir aš labai džiaugiuosi. Sesė, aš irgi džiaugiuosi tave matydama. Žinai, ką tai? Aš padedu savo mamai ruošti tau nuodakus. Tikrai? Taip. Tikrai, bet padeda ne tik svainė tėvė, aš irgi padedu tetai. Taip. Oho, jūs dėl savęs tiek daug darot. Man jau irgi norisi patekti į avariją. Kas su manimi keltųsi, kaip tu kad... Dabar Saja mūsų karalienė. Kam tau patekti į avariją, svainė pat? Tu ir taip gyveni šiek tiek. Tave ir taip visi ant rankų nešioja. Tik tokiams nelaimėlėms kaip aš reikia patekti į avarijas, kad su jomis elgtųsi žmoniškai. नॉर्मल करने के लिए ऐसे हादसों से गुजरना पड़ता है नॉर्मल तुम्हारे लिए मोदक बनाता tau šiandien ruošia atrodo tu pasveikai jį taip kalbėti tavo liežuvis toks pat kandus koks ir buvo kodėl tu ligoninėje apsimetinėjai kad negali kalbėti Tau net psichiatrą teko kviesti. Pasakyk tiesą, Saja. Kodėl apsimetinėjai? Ji pradėjo kalbėti vakar. Kodėl ji turi apsimetinėti? Pamirškim visą tai. Džiaukimės, kad Saja vėl su mumis. Visi šeimoje meldėsi, kad Saja pasveiktų ir Dievas Ganeša išgirdo mūsų maldas. Tikiuosi, šiandien visi namiškiai bus taikiai nusiteikę. Ir svarbiausia, šypsotis. Oi, būtų. Pašaip Saja kambarį, jai reikia poilsio. Gerai, tėti. Modakai jau greit bus paruošti, reikės atlikti ceremoniją, o paskui panardinimo ritualą. Net aš apie tai galvoju. Po kelionės iš ligoninės Saja labai pavargusi. Daktarai liepė jai kuo daugiau ilsėtis. Palauk, yra tai. Saja galės ilsėtis, bet ne jūsų kambarį. Nuo šiol Saja miegos atskiriam kambarį. Viena. Ašvynė, ką tu kalbėjai? Ką girdė, nenadai? Nenoriu, kad Saja grįžtų į kambarį, kuriame anksčiau miegojo. Ašvynė. Tai ką tu sakai kvailystė? Kaip tau šovė tokia mintis? Aš irgi esu motinos fanė. Motinos visada galvoja apie savo vaikų gerovę. Tai nėra neapgalvotas sprendimas. Bet aš jau ne. Kodėl tu nori, kad Viratas su Saja gyventų atskiruose kambariuose, jie vyras ir žmona? Aš irgi norėčiau sužinoti tetą Švinę. Saja atėjo šios dienos kaip Virato žmona. Jie atrado mūsų šeimoje dėl Virato. Jeigu jie gyvens atskirai nuo Virato, kokį ryšį jie turės su šeima? Kokia teisė turės čia gyventi? Teta Švinė padarė tai, apie ką svainė patrelė, kad seniai prajojo, kaip puiku. Aš nieko nesakiau.
Tiesiog मुझे लगता है साइंटिस्ट को ना इंसान के मुंह के Mokslininkai galėtų išrasti spiną ant žmonių burnos, nes kai kurie žmonės nuolat paiso kvailystes. कभी तो बोल Bent jau išklausyk viską iki galo prieš ką nors sakydama. Ir pabandyk suprasti, kodėl Ašvinė taip sako. Mokytas teisus. Pirmą išklausysim tėtos Ašvinės, tada spręskim. पत्र लिखा मेरे पास तुम्हारे सवाल Patralek, aš turiu atsakymą ir į tavo klausimą. सही जिस दिन इस Jisai atėjo į šią šeimą ne tik kaip Virato žmona, bet ir kaip mano Martė. और इसी Ir tai suteikia man teisę spręsti tam tikrus jos gyvenimo klausimus. फैसले ले सकूं मानसी ताई Vainė Manase. Viratas ir Saja, vyras ir žmona ir visada bus. Tik vaikai gali tuo abejoti. हमेशा रहेंगे वो तो कोई बेवकूफी होगा जिससे मन